Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras – įstaiga teikianti sveikatos priežiūros paslaugas. Kasdien į mūsų įstaigą ateina per 1000 pacientų. Nemaža dalis jų susiduria čia su pačiomis įvairiausiomis problemomis, eilėmis, siuntinėjimais iš vieno kabineto į kitą ir panašiai. Šių problemų sprendimas pavieniais veiksmais nedavė lauktų rezultatų. Supratome, kad reikia sistemos. Vadovaujantis Lean metodika, pradėtas stebėjimas ir vertės nekuriančių procesų šalinimas, atidedant visas išankstinės nuostatas ir žvelgiant į problemą iš paciento pozicijų. Pradėjus taikyti Lean metodiką, chirurginėme kabinete buvo išsikeliamos problemos ir didžiausia mūsų problema buvo tai, kad buvo pakankamai didelis laukiančių pacientų skaičius prie gydytojo kabineto ir nebuvo konkrečiai aišku, kur ligoniai laukia prie gydytojo apžiūros ar pareišimui. Buvo pradėti stebėjimai, juos išanalizavus buvo pradėta reguliuoti pacientų priėmimo tvarka pagal registracijos laiką, buvo numatytas laikas ekstra pacientam, buvo pakeistas antro lygio chirurgų konsultacijų registravimo laikas, taip pat numatyta tvarka pirminių pacientų priėmimo ir pacientų grįžusių su tyrimo atsakymais priėmimas. Perrišamajame kabinete buvo sutvarkyti ir pritaikyti baldai, įdiegti kambanai, kurie padėjo standartizuoti ir sutvarkyti, palengvinti darbo vietas. Tai yra procedūrų kabinetas, žmonių be galo daug. Pagrindinis krūvis būna iki 10 valandos. Ir tada mes nusprendėm, kad reikia vien kraują paimti nuo 7 iki 10 valandos. Tada pasitarėm, kad būtų geriausia nuo 10 leisti vaistukus ir dalinti tabletės, ten kitas procedūras atlikti. O ekstra pagalba teikiama visą dieną. Kad palengvinti darbuotojams, išanalizavom, kad mes rašom bereikalingai daug žurnalų, sumažinom jų skaičių iki 2. Taip pat mes nusprendėm, kad reikėtų informacijos pateikti, kad žmonės žinotų, kad reikėtų neiti tuo laiku, kai yra imamas kraujas. Ir mes patalpinom internetinį puslapį, kad būtų skelbimo lentuose. Labai daug įdėjo darbo apylinkės gydytojos ir sesutės informuodami, kad būtų šitas mūsų darbas naudingas. Tada būdavo žmonių laukdavo iki 20-25, o dabar pas mūsų daugiausia būna iki 6-5 tik tais eiliai stovinčių. Anksčiau pas mūsų buvo viena darbo vieta, dabar pas mūsų yra 2 darbo vietos. Sutvarkėm darbo stalą. Mėgintuvėliai visi yra sudėti eilės tvarka, kaip yra įmana ir yra rodiklė, kaip reikia dirbti. Tai palengvina sesutim darbą. Ir mūsų pacientai yra labai patenkinti tokiu darbu. Dantų gydymo skyriaus problema buvo matoma ir anksčiau. Odontologo padėjėja pastoviai bėgiojo pas slaugytoją ir į kitus kabinetus atsinešti darbo priemonių. Tai yra trukdomas slaugytojas ir kitų darbuotojų laikas. Kambanų įdiegimas perorganizuojant skyriaus medžiagų sandėlio darbą ir sutvarkius darbo vietas per 3 mėnesius padėjo išspręsti problemą. Buvo sutaupytas vyriausios slaugytojos darbo laiko sąnaudos ir odontologo padėjėjas visą darbo laiką galėjo skirti savo tiesioginiam darbui. Pasiteisinus Lean metodikos praktikai dantų gydymo skyriuje, visą optimizacijos procesą mes pritaikėme visuose įstaigos padaliniuose. Svarbiausias dalykas rūpintis kiekvienam žmogui, kaip greitai pas jį atvažiuos greitoji medicinos pagalba. Buvo nuspręsta suvienodinti medicininės įrangos ir priemonių vietas ir skaičių kiekviename automobilyje, kad pagalbos teikimo laikas sutrumpėtų. Skubių kvietimų, kai nėra laisvos brigados skaičius, sumažėjo iki minimumo. Šiandien mes esame pakankamai ramūs, kad visada esant poreikiai galėsime išsiųsti brigadą teikti skubios pagalbos. Galime pasidžiaugti tuo, kad taikant Lean sistemą mūsų centre ne tik pagerėjo paslaugų kokybė, tačiau pavyko ir sutaupyti lėšų.